Sveiki, įkvėpti judėti žiūrovai ir klausytojai. Vos prieš kelias dienas Tokijoje pasibaigė pasaulio lengvosios atletikos čempionatas, padovanojęs sporto karalienės gerbėjams įsimintinų akimirkų. O čia šiandien mūsų studijoje tiesiai iš lėktuvo atskubėjusi, gražiausiomis spalvomis Tokijoje suspindusi Gabija Galvydytė. Žingsnis po žingsnio Jungtinėse Amerikos valstijose besitreniruojanti 25 lietuvė įsitvirtina pasaulio bėgikių elite. Ji Tokijoje pateko į 2500 metrų ir 800 metrų distancijų pusfinalius ir užėmė aukštas 16 ir 12 vietas. Čia nacionalinės sporto agentūros tinklalaidė Įkvėpti judėti, o mūsų bėgimo deimantą kalbinsiu aš, Brigita Virbalytė. Labas, Gabija. Labas. Kaip ta kelionė iš Tokijo visų pirma? Kelionė, 14 valandų lėktuve, tai aišku, nelengviausiai, bet geriau netikėjus. Kaip atrodė tos kelios dienos tavo po jau visų startų? Kelios dienos atrodė, kad išvykom pažiūrėti, kaip tas Tokijus, praleidom laiką nuo sporto, žiūrėjom varžybas ir pasimėgom labiau Tokijų negu pačiom varžybom jau. O tas įsvajotas McDonald's buvo? Buvo, manau, matė. Aš atsiprašau, nemačiau, tai sakyk, ar buvo tas, kad padėklausi, sakai, ten su pilna visko, ko norėjai, ar kaip? Pabandžiau tą surainį su kiaušiniu, tikrai nebuvau bandžius, tai visai nieko, bet nemelosiu, manau, kad labai neblogas McDonald's. Šiaip nėra, kad labai daug valgau visur, bet patiko. Kiek pasilepinti leidi savo po jau tų svarbiausių startų, kai jau tikrai nusipelni ir norisi kažkuo save palepinti? Tikrai leidžiu savo viską, nes kai ruošiuosi, stengiuosi kuo mažiau blaškytis, kuo mažiau daryti, ko nereikia ir vis tiek patinka ir ta rutina ir pasiruošimas, tai jau kai viskas baigėsi, tai žinau, kad galiu, kas šauna į galvą, jau tą savo leidžiu. Vėlgi, tas susikaupimas prieš pasaulio čempionatą turbūt tikrai buvo maksimalaus lygio, pati buvai ir aukštikalnėse, tai vėlgi, kiek tos rimties šį kartą buvo, ar nežinau, tiesiog bandai kažkaip natūraliai prieiti prie pasaulio čempionato, nes dažniausiai sportininkai tiesiog kažkaip, jeigu jau įsivelia į tą tokį nervų karą, tai tada kažkaip daro galbūt kažkokius dalykus, kurių įprastai gyvenime nedaro. Kaip tavo tas laukimas pasaulio čempionato atrodė? Jo, kartais kai perdarai, tai ir negerai gaunas. Man labai smagu, kad aš treniruojuosi apsuptyje labai aukštų sportininkų ir jie kažkaip man parodo, kad nereikia ten labai būti įsikibusiai ir daryti viską labai 100% tobulai, o tiesiog reikia mėgautis, ką darai. Ir kai sportuoji su pasaulio medalininkais, tai supranti, kad aišku, reikia būti susikaupus ir pasikoncentruoti, bet tikrai galima tai daryti ir mėgautis ir būti labiau atsipalaidavus. Gabija, Tokijas pats parodė irgi daug tokių iššūkių ir matėme disko metimo finalą, kuris neįtikėtinas, 2 kartus atidėtos dėl lietaus varžybos. Pati 800 metrų atrankos varžybos irgi patyrė galbūt netgi tą abejonę, kad irgi varžybos gali būti atkeltos. Tai Tokijas lengvaatlečiam padovanojo tikrai nuo karščio iki liūčių, kaip pati vertini tas sąlygas galbūt ir iš visų jau lengvaatlečių perspektyvos. Bent jau mes žinom, kad tikrai sąlygos bus nelengvos, tai vis tiek ir ruošiamės stovykloje ir darėme karščio treniruotės ir teko ir treniruotės daryti Lietuvėje, tai tikrai buvau pasiruošusi. Labai daug nepasakyčiau, kad diskutavau su kitais, kaip tos sąlygos, kažkaip pati labai tikėjausi, tai man tos sąlygos labai nenustebino. Žinoma, ten buvo labai dušna, bet kažkaip sakau, kaip ir pasiruošėm tam, tai tik ta paskutinė diena, manau, labai parodė, kad jau tos sąlygos buvo sunkios, bet smagu, kad man neteko tai pačiai dalyvauti tokiose sąlygose, bet gaila, mūsų diskininkam teko tai. Pati paminėjai karščio treniruotės, aš tikrai esu irgi, kai treniravausi su australais, mes praktikuodavom prieš pasaulio čempionatus, tai kaip tavo karščio treniruotės atrodo? Tai mes tiesiog stengiamės iškart po treniruotės, tam prasibėgus eiti į sauną ir praleisti šiek tiek laiko ten. Kokį metodą naudojat saunoje? Bent jau aš tai tiesiog 20 minučių
pasėdėti, prabėgus vis tiek tas kūnas iššilęs ir mes treniruojamės, buvo visai šilta, aukštikalnėse to buvo 28 laipsnių, jaučiasi dar šilčiau, tai prabėgi ir jau jaučiasi, kad labai jau visai šilus, tai dar einant į tą sauną, manau, tos karščio treniruotės tikrai paruošė bent jau mane tam karščiui. Iš tikrųjų, tai mes irgi labai panašiai darydavom, tai taip smagu girdėti, kad visi taip pat ruošiasi, tik tai atrodo, kad, žinai, ištvermės sportininkai galbūt daugiau akcentuoja, bet kaip suprantu, ir tavo distancijų bėgikai visgi ruošiasi ir tokioms sąlygoms. Nėra taip, kad... Mano treneris, aš kažkaip pasiklausiu, su kuo man reikia daryti, bet jisai mano, kad 800 nėra labai reikalingos tos karščio treniruotės, nes vis tiek kūnas nespėja taip greitai bėgant užkaisti, kaip 5-10 kilų. Tai, bet pasidariau kelias treniruotės dėl savęs. Tai... Supratau, Gabija. Gabija, aš dabar taip norėčiau nusikelti truputėlį į praeitį ir vėlgi šiandien mes žiūrime į tavo labai aukštas vietas šiame pasaulio čempionate, bet prieš 2 metus Budapešte pasaulio čempionate užėmė 29 vietą, pernai Paryžiaus olimpinėse žaidynėse 31 ir žvelgiant iš tos perspektyvos, jau dabar aišku, mes visi girdėjom tavo interviu po pusfinalių, kad tikrai pagalvojai ir apie patekimą į finalą. Kas labiausiai lėmė, kad iš tikrųjų toks proveržis šiemet buvo ryškus ir beprotiškai smagu, kad tu jau pati kalbi apie finalus? Manau, kas lėmė, tai naujas treneris, kuris yra tikrai labai stiprus treneris ir žinomas ir turi užauginęs labai aukšto lygio sportininkų, tai manau, naujas treniruotės, tikrai labai sunkios treniruotės, labai daug darbo įdėta. Nemanau, kad tikėjomės, kad tie rezultatai šoks taip greitai, nes vis tiek pirmi metai, nauja metodika, naujas treneris, tai kažkaip tikėjausi, kad bus tie rezultatai, bet galvoju, kad užtruks laiko, tai manau, ne tik save nustebinau, bet ir trenerį, kad pavyko taip greitai parodyti tą potencialą. Tai manau, tai ir dadėjo, kaip mano rezultatai šoka taip greitai šiais metais. Papasakok iš tikrųjų apie tą priešistorę, gavai profesionalų kontraktą su vienu žymiausių prekės ženklų Nike ir tada kaip tai susiklosti ir kaip treneris atsirado tavo gyvenime ir kaip dabar treniruojasi, su kuo treniruojasi, nes jau paminėjai, kad su pasaulinio lygio žvaigždėmis treniruojasi. Tai bėgant NCAA vis tiek esi ten labiau pastebėta ir pastebėjo mane treneris ir kitas Nike kaip ir atstovas Amerikoje ir būtent NCAA čempionate pamatė mano bėgimą ir susidomėjo ir šiaip mano treneris dabartinis yra pažįstamas su mano koledžo treneriu, tai manau, tai padėjo, nes vis tiek pasakė, koks yra mano potencialas ir kokia esu kaip bėgikė ir jam patiko ir tada su manim susisiekė ir būtent tas NCAA čempionatas man atvėrė tas duris pasirašyti kontraktą, nes manau, kad mato potencialą, kai žiūri tave kaip sportininką ir aš turėjau geras varžybas, gerą startą ir labai džiaugiuosi, kad pamatė tą mano potencialą. Kaip veikia kontraktas, tu turi treniruotis tada su tam tikrais sportininkais, tam tikrų trenerių ir ar gali atskleisti kelių metų trukmės tas yra kontraktas? Ne, nebūtinai treniruotis būtent su komanda, tu gali ir būti kaip individualus sportininkas, kontraktų laikotarpis priklauso, kiekvienas yra individualus, tai čia būtų sunku pasakyti, nes kiekvienas turi skirtingą kontraktą, bet nebūtinai gali ir treniruotis atskirai, bet kadangi mano treneris mane pasivėjo ir jisai dirba su Nike, tai manau, tai tikrai davė tą kelią man, kad treniruotis su grupe būtent, nes aš norėjau treniruotis kažkur su aukšto lygio sportininkais, nežinau, kad tas potencialas vis tiek, jeigu nori jį pasiekti, tai reikia jau kažkur žiūrėti aukščiau. Ar tavo tikslas ir buvo pasilikti Jungtinėse Amerikos valstijose, ar turėjai galbūt kažkokių kitų pasiūlymų, kitų savo planų? Tai būtent, kai pasirašiau su Nike ženklu, turėjau galimybę nebūtinai likti Amerikoje, nes yra trenerių ir Europoje, ir Amerikoje, bet būtent su mano treneriu kažkaip tas pokalbis buvo natūraliausias, man labiausiai kažkaip tiko ir patiko ir treniruočių metodika ir kažkaip nusprendžiau, kad noriu kaip ir pabandyti Amerikoje, nes būtent mano treneris turi labai
stiprių 1,5 kilometrų bėgikių treniravęs praeityje, tai kažkaip jo, atrodo, kad man buvo geriausia vieta likti ir bandyti siekti aukštumų Amerikoje. Ar treneris buvo dabar čempionate ir galbūt kaip sekėsi tavo komandos draugams? Buvo, turime ir 3 km kliūtinio bėgikė, kuri pateko į finalą, tai irgi labai aukštas rezultatas. Ir dar turėjome kitą komandos narį, kuris bėgo 10 km, bet jis turėjo biškį traumą prieš, tai turbūt netoks čempionatas, kaip jis tikėjosi, bet jis yra pasaulio ir olimpiados medalininkas, tad labai aukštų rezultatų turi prieš istoriją. Kiek treneris galėjo būti šalia tavęs Tokijoje, kiek jis tau padėjo savo patarimais? Buvo visą laiką ir tikrai padėjo ir labai smagu, nes treneris ir šiaip dirba universitete, tad jiem teko palikti ir atvykti su mumis ir pabūti. Tai labai smagu, kad buvo šalia ir galėjo tikrai pašnekėti ir apie metodiką ir strategijas, kaip bėgti ir tikrai pasijutė, ką reiškia turėti trenerį šalia prieš svarbiausius startus. Turėjai netgi ne vieną trenerį šalia, tai buvo šalia ir Justinas Beržanskas, tai vėlgi kaip šitas duetas atrodo realybėje, turbūt amerikietis treneris yra pagrindinis, o Justinas padeda, kiek aš įsivaizduoju. Jo, abudu buvo ir Justinas susipažino su mano treneriu ir labai tikrai jie sutarė ir jisai buvo šalia, jisai labiau man padeda vis tiek būnant šalia, jisai kaip ir, kaip čia pasakyti, gal morališkai labiau padeda, jisai mane pažįsta ir būnant su Lietuvos sportininkais, o jau amerikiečių treneris, tai jisai jau labiau prieš startą, mes pašnekam apie metodiką ir panašiai. Vėlgi, kokie buvo abiejų trenerių turbūt įvertinimai po tavo pasirodymo, nes manau, kad tikrai mes visi įsitikinom ir tau pačiai buvo tas turbūt labai svarbu įsitikinti, kad jau esi tikrai pasaulio bėgikių elite ir kaip pati sakei, nesi vienadienė bėgikė. Aha, labai su Justinu būtent po starto iškart susitikau, tai tikrai matėsi ir iš jo veido išraiškos, kad jis labai džiaugiasi manim ir tikrai tie rezultatai kalba patys už save, nes vis tiek gal ir mato, kokia sportininkė esu, bet kai tie rezultatai ateina, tai tikrai labai, manau, jisai džiaugiasi, kad aš galėjau bėgti tarp stipriausių pasaulio bėgikių ir žinoma, mano treneris iš Amerikos, jisai tikrai buvo patenkintas ir net iš kelių žmonių susilaukiau tokių kaip pagirimų, kad jis nedažnai būna labai patenkintas savo sportininkais, tai man labai didelis dalykas čia buvo. Gabija, kas tikrai matėsi, kad buvai pasitikinti savim, veidas tavo tai spinduliavo ir drąsiai priėmė ir tuos bėgimo žaidimus visus, tai kiek manai patobulėjusi ir toje taktikos srityje ir kiek čia įmanoma patobulėti, nes daug kas priklauso ir nuo kitų bėgikių, kurios krenta tau po kojomis ar atsitinka kiti nenumatyti dalykai. Aš manau, kad mano amerikiečių treneris, jisai tikrai man sakė labai daug, kad turiu pasitikėti ir kad aš priklausau ten bėgti ir kad tikrai esu labai stipri ir ta jo motyvacinė kalba prieš startą ir jam sakant, kaip jisai džiaugiasi, kokia yra mano forma ir aš kaip džiaugiasi manimi kaip atletė, tikrai man padėjo jaustis labai pasitikinčiai savim ir suprasti, kad aš tikrai galiu bėgti su tokiom stipriom bėgikėm, nes visgi aš jau esu prie to starto ir aš esu čia ir aš žinau, kad aš esu čia neatsitiktinai. Tai žinoma, kai tie startai nėra, kad aš esu labai patyrusi tą sportininkę, tai tokie startai gali biški išgąsdinti, bet aš tikrai džiaugiuosi, kaip aš susivaldžiau su visom emocijom ir kaip jaučiausi pasitikinti savimi. Įvykdai žvėriškai aukštus 2 normatyvus, neatsirinkai pagal reitingą, ar tai nebuvo net tavo tikslas atsirinkti pagal reitingą, nes daugelis sportininkų žiūri, vėlgi tas nervų karas, įvykdai tvirtai normatyvus, startavai 2 distancijose, pasiekiai aukštus rezultatus, kiek pati sezono pradžioje galėjai patikėti, kad tai pavyks įgyvendinti? Kažkaip treniruotės labai gerai sekėsi ir treneris matė, kad aš tiesiog esu geroje formoje.
Tad kažkaip tikėjausi, kad tikrai įmanoma bėgti tuos normatyvus. Kartais būna treniruotės ir gali būti melagingos, kad tu jauties labai gerai ir ateini startą ir galvoji, kaip čia taip. Tai žinoma, reikėjo kelių startų įvažiuoti, bet kaip jau pradėjo tie rezultatai pasirodyti, supratau, kad tikrai tos treniruotės nebuvo melagingos. Tai jo. Vėlgi tai, kad dvi rungtys atsirado tavo, galbūt tojo apskritai gyvenime, kai buvo nuspręsta, kad koncentruosities į dvi rungtys, nebe vieną kažkurią, kur galbūt atrodo, kaip ir galima galbūt, jeigu ruošiesi vienai, galbūt ruoštis, ar tavo nuotolių bėgikėms tai yra visiškai įprasta ir vėlgi kiek prisijaukinai tą 1500 metrų rungtį? Aš manau, kad jeigu tu esi jau aukšto lygio vidutinių distancijų bėgikė, tai tu turi bėgti gerai arba 4 arba 1,5 ir taip gavosi mano situacijoje, kad aš bėgu geriau 1,5 kilometro ir mano treneris kažkaip matė, kad aš turiu tą potencialą 1,5 kilometro bėgime. Manau, dar reikia laiko, nes tikrai aš esu labiau atėjus iš to sprinto pusę, sakyčiau, negu ilgesnių distancijų, tad reikia dirbti daugiau ant savo ištvermės, bet manau, kad jau šie metai parodė, kad užteko tik tiek, kad jau bėgti tokius laikus, tad labai laukiu žiūrėti, kaip ateityje bus, nes tikrai dirbsime ties ištvermės ir žiūrėsim, kaip viskas susidėlios, nes man tikrai tinka. Pati po visų varžybų užsiminėjai, kai žurnalistai paklausė galbūt apie ateitį ir vėlgi tas distancijas, kurios bus tavo gyvenime, pati taip užsiminėjai puse lūpos ir aš taip pagavau tai, bet kažkaip nežinau, ką tai reiškia, kai pasakei, kad kažkada esi bėgusi barjerus ir nežinia, kur tai tave nuves, ar čia buvo tiesiog toks akimirkos pasakymas, ar gali atsirasti dar kažkas tarp šitų 1500 ir 800 metrų distancijų? Nemanau, kad buvo akimirkos pasakymas, nes tikrai buvo man toksai kaip ir mintis duota, kad ateityje, nežinau, čia buvo labiau juoko forma ar iš tikrųjų, bet kad galėčiau ateityje pažiūrėti 3 km kliūtinį bėgimą, nes visgi turiu tikrai tą barjerų pusę ir žinočiau, kaip bėgti per kliūtis, nežinau, kaip būtų su vandens kliūtimi, bet čia manau tik tai labai gal ateityje, bet supratau, kad prabėgus 1,57 tikrai mano treneris planavome, kad galėčiau bėgti 3 km, kažkada pabandyti tiesiog ir paklausiu, tai kada bėgsime, bet supratau šio veido išraiškos, kad gal dar galėsim nukelti tai, nes visgi subėgau visai greitai 800, tai... Planas keičiasi kažkiek. Jo, nėra ko blaškytis, manau, dar. Bet tikrai matosi, kad to potencialą, treneris jau mato tą potencialą ir tu pati esi sakius, kad ištvermės tikrai pakankamai daug turi, taip? Manau, kad tikrai galima pažiūrėti ateityje, gal galima būtų pabandyti. Nežinau, kodėl jie taip mano, kad aš galėčiau bėgti kliūtinį bėgimą, bet aš manau dėl to, kad aš buvus barjerininkė ir šiaip nedaug kas žino, kad aš bėgau 400 su barjerais. Bent jau, kai buvo Amerikoje, kiti buvo nustebę. Tai manau, jeigu pavyko taip greitai prisijaukinti 1,5 kilometro, tai nežinia, kas gali būti ir ateityje, bet kol kas dar nemanau, kad arti kažkur. Ar turi kažkokią nostalgiją barjerams, kai, žinai, kažkas būna bandę, tai vis tiek kažkas lieka vis dėl to kažkokia meilė pirmoji? Jo, kadangi, kaip ir minėjau, pas mus yra komandos narė, kuri bėga kliūtinį bėgimą, tai kai matau ją šokinėjant per barjerus, kartais galvoju, apie formą pamastau, kaip jinai šoka ir panašiai, ir kartais pati pabandau ir tada treneris tai pasižiūri, nebloga forma. Tai manau, gal dėl to tas kliūtinis taip ir biškėtėja išnekas, bet nėra, kad labai pasilgau, nes aš visgi kažkaip jaučiuosi labiau kaip vidutinių distancijų bėgikė, bet žinoma, mano smagus prisiminimai. Tu pati sakai, jau nereikia blaškytis, tai tikrai koncentruokimės į dabartinės rungtis ir tikrai nuostabiai jose pasirodai. Po 1500 metrų pusfinalio paskui jau tikrai prisipažinai, kad ir ašarą teko nubraukti ir aš turbūt dabar noriu perėti į tą tokį, kaip susidorojus tais sunkiomis akimirkomis, kurių tikrai būna, nors atrodo ir įspūdingas sezonas, gerinti Lietuvos rekordai ir visa kita, bet tikrai tų akimirkų tokių sunkesnių buvo ir viena iš jų buvo Tokijoje po 1500 metrų varžybų, galbūt ir po Europos uždarųjų patalpų čempionato, kai labai norėjai 800 metrų finalą patekti. Kas vyksta Gabijos galvoje tai sunkiais etapais ir kaip išmokai juos pereiti ir
Tokijas tai puikiai įrodė, tu atėjai vėlgi kovoti 800. Tai va čia tas ir yra dalykas, kad tik prabėgus man buvo labai didelė emocija ir kai atėjau duoti interviu, sakau greičiau, nes jau toj apsiverksiu. Ir tik išėjau, iškart bėgau pas Justiną ir jau su ašarom ir galvoju, o kaip dabar 800 bėgti, nes atrodo tas toksai našta atėjo tokia, kad, nes kai žinai, kad yra tas potencialas ir tu gali būti tam finale ir tiesiog tos kortos susidėlioja ne tavo pusiai. Tai labai buvo gaila, nes aš labai daug darbo įdėjau, kad bėgti tos 1,5 kilometro greitai ir pasvajoti apie finalą. Tai buvo labai skaudu, bet manau, čia kur atėjo jau Justinas ir jisai man padėjo suprasti, kad ką aš padariau yra labai gerai, nes aš visgi subėgau 4:02 ir 4:01 dieną po dienos, tai yra tikrai aukštas rezultatas ir aš žinau, kad aš padariau viską, ką galėjau ir gal ta laimė nenusišypsojo man su bėgimais, bet nemanau, kad kažką keičiau, nes visgi tai man padėjo užimti 16 vietą. Būtų 14, jeigu nebūtų diskvalifikacijų ten ir panašiai, kad gavo mažasis Q ir pateko dėl kritimų, bet visgi tas bėgimas man leido užimti aukštesnę vietą, tai gal ir gerai. O tas susiėmimas, paskui, nežinau, grįžai į viešbutį kažkaip, ar jau buvai paleidusi, kai po pokalbio su Justinu buvai paleidusi tas emocijas ir sakei, bet ne, tu sakei, kad naktis buvo nelengva. Jo. Žinoma, aš manau, ta naktis nelengva buvo, nes labai vėlyvos varžybos, tada dopingo kontrolė, reikia grįžti, reikia pavalgyti. Tai labai išmuša iš ritmo, tai tas gal, bet aš manau, kad jau grįžusi jaučiausi geriau, o kitą dieną iš vis gerai, jau tada ir norėjau 800 bėgti. Tai čia toksai buvo momentinis, manau, liūdesėlis, nes visgi ir dabar pas mus atėjo į nauja komandos narė iš Lenkijos, atstovauja Lenkijai, tai jinai pateko į finalą ir gal man tai buvo irgi sunku, nes aš irgi kažkaip norėjau, visgi yra žmogus, kuris pateko iš tavo komandos ir panašiai, tai gal buvo toksai labiau jaučiuosi, gal nuvyliau trenerių ir panašiai, nes tikrai matėm, kad tas potencialas yra ir kaip šnekėjome prieš startą, bet gal supratau, kad dar turiu vieną šansą ir tai padėjo man nusiraminti, kad galiu pabandyti dar kartą 800. O kiek, Gabija, tos aplinkybės nuo tavęs visiškai nepriklausančios prideda to tokio galbūt ir pykčio kartais, ir liūdesio, ir nevilties, nes tu tų dalykų, tų visų griūčių, tų visų niuansų tu nesuvaldysi, ką tu nuo savęs padarai viską, ką gali, bet tos nekontroliuojamos aplinkybės. Tai manau, čia tas ir yra sunkiausia, kad tu negali kontroliuoti labai daug dalykų būtent vidutinių distancijų bėgimuose. Ir manau, tie, kurie bėga, supranta, kurie žiūri šono, nelabai gal supranta, kaip viskas vyksta, nes tikrai yra ir komentarų tokių, kad pasižiūri, kad kiti galvoja, kad tai prastai taktiškai bėgi, tai tą prastai darai, bet yra dalykų, kuriuo aš tiesiog negaliu kontroliuoti ir tas taktinis bėgimas nebus niekada tobulas, nebent tu esi labai aukšto lygio sportininkas, kuris gali leisti daryti klaidų. Tai jo, tikrai tas yra sunkiausias dalykas, nes kartais tu gali būti labai geroje sportiniai formai ir ateini ir tada tu viskas taip sukrenta ir tu galvoji, negalėjau parodyti, ką aš iš tikrųjų galiu. Tai manau, tas yra skaudžiausia, kad negali parodyti kartais visko, nes tu nežinai, kaip ar bus greitas bėgimas, ar lėtas bėgimas, ar kažkas kris, ar kažkas pastums, ar neužsiimsi geros vietos. Tai... Bet Gabija, ką tikrai turbūt viršiai ir savo pačios, bent jau prie sezono turėtus lūkesčius, kad dar balandžio, man atrodo, mėnesį kalbėjai, kad 800 metrų distancijoje tikslas yra bėgti iš 1:59 sekundžių, o čia tu geriausių Lietuvos bėgikių sąraše pakilai į antrą vietą, išbėgai iš 1:58 sekundžių ir atrodo, wow, rezultatas, ta prasme, tu pagerinai beveik sekundę, kas atrodo neįtikėtina toje distancijoje, tai kiek pačią nustebino toks aukštas rezultatas ir vėlgi žinant, kad tai ir taktikos buvo daug ir viso kito. Nustebino, nes kai aš žvilgtelėjau pirmą ratą ir mačiau, kad bėgam apie 59, bent jau aš, nes aš buvau biški tolėliau nuo lyderių ir jaučiau, kad mes tikrai pradėjom antrą ratą bėgti labai greitai, bet kaip finišavimą, aš nežinau, kaip žiūrovai matė, ką aš mačiau, tai kad
nugalėtojos laikas rodė apie 1,58, gal 5 ar kiek. Aš galvoju, oho, tai mes taip atrodo pagreitėjom tą antrą ratą ir neilgai aš čia 59 tik subėgau ir tada kažkaip žiūriu ir tas laikas pasirodė jau ekrane ir supratau, kad iš 1,58 išbėgau ir galvoju, negali būti. Tada ir nustebau, bet supratau, nes tikrai tas antras ratas jautės labai greitas ir mano iš tikrųjų ratų laikai buvo neigiami, kas nėra labai dažnai atsitinka, kad atsitiktų 800. Tai tikrai parodo, kad jeigu jau bėgi ir neigiamus ratus, kad tikrai ta forma nėra kažkoks atsitiktinumas. Tai tikrai, kai pamačiau laiką, labai nustebino, bet nėra taip, kad nesitikėjau, nes tikrai treneris sakė po išbėgimų, kad esu 1,57 formoje, nes matė, kai bėgau. Tai, bet jau kai pamatai tą laiką ir supranti ir galvoji, jau čia yra tikrai ir tikrai parodžiau, kad esu tokia formoje ir kiti gali pamatyti tai, nes, kaip ir minėjau, kartais treniruotėse tu matai, o kiti ne. Ir užsiminė apie tai, kad tu lauki, nekantrauji kitų metų Europos čempionato, kur vėlgi žinome, kiek konkurencija pasaulio čempionate yra beprotiškai žvėriškai sudėtinga. Ir kalbant apie Europą, europietės, tavo potencialas gali būti wow, net baisu ir prognozuoti koksai. Tai ir pati užsiminė ir apie priartėjimą prie Lietuvos rekordo. Tai pati Gabija, tu nebijai prisimti tokių didelių tikslų ant savo jaunų pečių, taip atrodo, nes dažniausiai tai mes pripratę, kai mums užkrauna tą atsakomybę. Aš manau, gal mane Amerika išmokė to, nes tikrai bent jau aš esu apsuptyje žmonių, kurie yra labai pasitikinti savimi, lengvaatlečiai, tai aš manau, kad man tai parodė, kad tikrai turėčiau nebijoti, tikėti ir manau, mano rezultatai parodė, kad tikrai yra tas potencialas ir aš galiu siekti kažko daugiau, nes nemanau, kad daug kas tikėjosi, kad galiu bėgti iš 1,58 ir tai manau, o dabar užsisėdėti ir sakyti, kad noriu vėl bėgti 1,57 ar panašiai, kažkaip norisi užsikelti aukštesnius tikslus gal pačiai savo, kad dirbti ties tom ir žiūrėti, kur tai mane atves. Grįžkime ir prisiminkime tą Gabiją, kuri išvyko į Jungtines Amerikos valstijas, nes būtent sakai, ten išmokai tikrai svarbių savybių sporte, be kurių turbūt ir siekti aukštumų būtų neįmanoma. Kokia ten išvykai ir kiek prireikė laiko galbūt transformacijai iki to momento, kur dabar esi? Tikrai prireikė, nes visgi, kai nuvažiuoji į universitetą Amerikoje, tu pamatai tą gyvenimą, kaip žiūri per filmus ir nori tikrai pati patirti, tai ir buvo ir vakarėlių, ir tikrai pirmi metai buvo tokie labiau patirti, kaip viskas vyksta Amerikoje, kaip tas gyvenimas ir manau, po metų jau pradėjau žiūrėti labiau sportą ir treniruoti sunkiau, nes pirmais metais dar turėjau traumas kelias, tai ir biški buvau nukrypusi nuo sporto, tai ir pajaučiau, kaip yra tas visas gyvenimas be sporto. Ir ir po to jau po kelių metų jau prasidėjo tas požiūris jau siekti aukštesnių rezultatų ir atvedė mane į tai, kad galėjau pradėti mąstyti, kad galiu bėgti profesionaliai, jau pradėjo ir kilti ir mano laikai ir užėmiau aukštas vietas NCAA čempionatuose, tai manau jau tada pradėjau mąstyti, kad reikia dirbti ties tuo, kad galėčiau gyventi iš sporto ir sportuoti ir užsidirbti. tą virsmą galvoje prisimeni, buvo jis kažkoks momentas, nežinau, po kažkokių varžybų, galbūt, nežinau, tiesiog matant kitus aplinkui, kurie siekia, nežinau, tiesiog dažnai kažkur būna tas kertinis momentas, kai kažkas apsiverčia ir tas jaunas sportininkas supranta, kad arba aš tiesiog baigiu turbūt sportuoti ir galvoju apie kažkokį kitą gyvenimo kelią, arba aš labai sunkiai dirbu ir siekiu profesionalios karjeros. Tai manau, kai užėmiau prizinės vietas NCAA čempionatuose, būtent 2 metus prieš baigiant universitetą likau antra ir aš mačiau, kad prizinės vietos dažniausiai jau gali tikėtis gauti kontraktą. Žinoma, kai esi lietuvė ir nesi amerikietė, tai gal yra sunkiau, nes Amerikoje NCAA yra Amerikoje ir jie tave mato
mato jie labiau amerikietės, tai nežinau, kaip tai įvyks viskas, bet kaip ir minėjau, paskutiniai metai ir mane pastebėjo, tai labai džiaugiausi, kad pamatė mano potencialą, bet manau jau kelis metus prieš baigimą supratau, kad galiu tikėtis sportuoti profesionaliai. Nekartą pamini tai, kad esi iš mažos šalies, iš tikrųjų, kiek tau reikėjo turbūt dantimis viskuo kabintis ir įrodyti, kad ir maža šalis gali turėti talentingų sportininkų, bet vėlgi to neužtenka. Garsus prekės ženklai turi turėti rinką, kurioje gali save reklamuoti, to Lietuva negali pasiūlyti. Tai kaip manai, nežinau, ką tavyje taip įžvelgia, kad visgi buvai ta laimingoji? Tai ir buvo sunkiausia, nes tikrai buvo brandų, kurie norėtų pasirašyti, bet vis užkliūdavo faktas, kad nėra rinkos mūsų šalyje, nes visgi tai nėra Amerika, tai nėra kitos šalis, kurios tiesiog yra didesnės ir turi daugiau tų sportininkų ir šiaip kur yra didesnė rinka, tai tikrai buvo sunkiau. Bet mano treneris iš Oklahomos valstijų universiteto būtent labai bandė parodyti, kad pas mane yra didelis potencialas ir bandė pasakyti gerą žodį apie mane ir kad mane pastebėtų ir, kaip ir minėjau, pastebėjo. Tai manau, kad mano treneris labai daug įdėjo darbo į tai, kad net ir būdama iš mažesnės šalies, tai nereiškia, kad mano potencialas yra kažkoks mažesnis ir esu labai dėkinga už tai, kad tikrai man suteikė tokį šansą bėgti profesionaliai, būtent Nike'as. Ką tau pačiai reiškia tas įrodymas, kad mažos šalies bėgikė tikrai gali būti ta unikali, kuri gauna profesionalius kontraktus su prekės ženklais, kaunasi dėl patekimo į finalus pasaulio čempionatuose, vėlgi tai mergaitai, kuri Jonavoje pradėjo savo bėgikės karjerą, vėliau persikėlė į Panevėžį, į sporto gimnaziją, tada Jungtinės Amerikos valstijos studijos tenai ir dabar tu sėdi šioje studijoje. Ką tau reiškia šis ilgas nueitas kelias, žinant, kad tu iš tokios mažos šalies kaip Lietuva? Reiškia labai daug, nes tikrai pradėjau svajoti bėgti ir atstovauti universitetą Amerikoje jau paskutinius metus gimnazijoje, būtent Panevėžyje ir tada nežinau, ar noriu išvykti ar nenoriu ir išvykau ir teko praeiti tokį kelią, kur nežinomybė yra, visgi nauja šalis ir tas gyvenimas visiškai kitoks ir tikrai supratau, kad tas kelias buvo neeilinis ir tikrai viskas buvo susiję, nes visgi išvykau į Ameriką ir manau, kad gal tai ir buvo mano kelias ir jo, kažkaip tikrai, kaip ir minėjau Lietuvos čempionate, kad jaunoji aš būtų labai laiminga, tai visada bandau tai savo pasakyti, kad ir kaip viskas susiklosto, kad ir nepatekau į finalą, aš tiesiog turiu būti labai laiminga, kur aš dabar esu, nes tikrai nemanau, kad jeigu būtumėt prieš 5 metus man pasakė, kad aš būsiu čia ir turėsiu profesionalų kontraktą su vienu didžiausių brandų pasaulyje, tai turbūt būčiau nusijuokusi. Tai manau, reikia kartais tiesiog būti laiminga, kur esi dabar ir siekti toliau, ką galiu pasiekti. Nuostabu, Gabija. Tai o kiek mes dar tavimi galėsime pasidžiaugti Lietuvoje, kokie tavo artimiausi planai pabaigai ir vėlgi žinome, kad jau reikės grįžti į Jungtinės Amerikos valstijas ir vėl ten sunkiai dirbsi ir sieksi kitų tikslų. Tai dabar pabūsiu Lietuvoje, tikrai su šeima praleisiu laiko ir susitvarkysiu visus reikalus, nes visgi grįžti į Lietuvą ir visada atsiranda visokių reikalų, bet pabūsiu tikrai, manau, apie mėnesį Lietuvoje ir noriu leisti savo pabūti su šeima, nes visgi, kai išvykstu sportuoti, sunkiai matau ir šeimą, ir draugus, tai norisi kažkaip tiesiog pabūti, kur aš ir priklausau, Lietuvoje, savo šalyje ir atsidžiaugti, tai norisi tą laiką praleisti ramiai ir pasidžiaugti būnant Lietuvoje. Tai ką, gero tau poilsio, iš tikrųjų žavimės tavimi ir tavo kelias tikrai neįtikėtinas ir linkime
be duobių ir toliau juo žengti. Tai tikrai ačiū, kad tiesiai iš lėktuvo atskubėjai į mūsų studiją ir nuostabu, ką tu darai, Gabija. Ačiū, tikiuosi, mintis susidėlioja skaidriai, nes tikrai daug miego neturėjau, tai jaučiuosi tikrai pavargus, bet ačiū ir smagu, kad atradom laiko susitikti ir Tai pašnekėti. tikrai tau sėkmės ir gero poilsio, o mūsų žiūrovams ir klausytojams aš noriu tik tai priminti, kad mūsų tinklalaidė Įkvėpti judėti su geriausia mūsų bėgike Gabija Galvydytė galite rasti LRT mediatekoje ir radiotekoje bei kitose tinklalaidžių platformose. Palaikykime mūsų sportininkus, džiaukimės jų pergalėmis ir būkime kartu. Iki kitų kartų. Iki.